Ką reiškia būti kūrybingu ir versliu skaitmeniniame amžiuje? Didžiap tinklalaidėje ieškosime atsakymų drauge su jaunais inovatoriais ir profesionalais, kurie savo pavyzdžių įrodo, kad viskas įmanoma. Kiekviena istorija tai ne tik įkvėpimas, bet ir pamokos padėsiančios jums žengti pirmosius žingsnius. Kiekvienas svajoja apie galimybę dirbti iš bet kurios pasaulio vietos. O ką, jeigu pasakyčiau, kad tai įmanoma? Šiandien mūsų Didžiap tinklalaidėje kalbėsime su Audrone. Sėkminga tekstų rašytoja. Sveiki, Audrone. Sveiki. Tai galbūt galėtumėte trumpai papasakoti, ką veikiate ir kaip pradėjote savo kelionę šioje veikloje. Tai labas, Beata. Aš esu Audronė Liesytė. Esu tekstų kūrėja, kuri tekstų kūrimu užsiima pastarosius 5 metus. Turiu bendrai taip paskaičiavus apie 8 metus patirties rašyme, o pastarosius 5 metus esu kaip samdoma rašytoja, kuri dirba su mažom ir vidutinio dydžio įmonėm ir padeda joms paruošti tekstus, kurie kuria santykius su auditorija. Kodėl rašyba? Visada mėgau rašyti. Nuo pat mažens mėgau skaityti daug knygų. Ir turbūt neišvengiamai tas skaitimas turėjo įtakos būtent mano pasirinkime. Baiginėdama mokyklą supratau, kad noriu rašyti, man patinka kurti ir galbūt svajoju ir apie žurnalistiką. Tačiau artimoje aplinkoje žmonės linkėdami gero atkalbėjo nuo šito pasirinkimo ir be to išsigandau stojamojo egzamino. Tai pasirinkau praktiškesnę specialybę, tai buvo anglų filologija, kuri padėjo įtvirtinti meilę knygoms ir literatūrai, tačiau nutolino šiek tiek nuo rašymo, nors rašymo to buvo, bet jis buvo labai akademinis ir aš supratau, kad daug dalykų teko atsimokyti, kai tapau samdoma tekstų rašytoja. O kokie pagrindiniai iššūkiai, galbūt kokie projektai įdomiausi, ar kokie didžiausi sunkumai šioje srityje? Pagrindinis iššūkis buvo pradėti savo laisvai samdomos rašytojos kelią. Jis nebuvo lengvas. Aš išėjau iš pastarojo ofisinio darbo, ieškodama vidinės ramybės, ieškodama tokio emocinio stabilumo šiek tiek, nes prieš tai apie 10 metų pradirbau skirtingo dydžio biuruose ir supratau, kad nelimpa ofisas prie manęs. Tai nusprendžiau be jokio plano tiesiog išeiti. Porą mėnesių pasidariau tokią rimtą pertrauką, kur rūpinausi savimi, sportavau, meditavau. Pasidariau tokią rimtą, ilgą pertrauką, kuri buvo visa fokusuota į mane. Ir tada išdidžiai nukeliavau į mokesčių inspekciją ir išsiėmiau individualią veiklą. Bet kiek man žinoma, individualią veiklą nėra taip sudėtinga valdyti, kaip atrodo iš šono prieš pradedant, ta prasme, jeigu šnekant su jaunais, planuojančiais vis dar. Taip, iš tikrųjų išsiimti individualios veiklos pažymėjimą buvo lengviausia dalis. Sunkiausia dalis buvo rasti darbą. Įsivaizdavau, kad išėjus iš ofisinio darbo jau turiu pakankamai kontaktų, kurie mane kreipsis, kai tik tai jiems prireiks tekstų. Ir taip nenutiko. Ir pirma reakcija buvo velneva, ką aš padariau. Ir puoliau ieškoti vėl darbo skelbimų, galvojau, kokią šią nesąmonę padariau, kol vidinis balsas ėmė sakyti, tai Audronė, tai kaip apie tave gali kiti žmonės žinoti, jeigu tu niekam ir nepasisakai, kad tu esi laisvai samdoma tekstų rašytoja. Tai labai pamažu, labai save viduje stengdamasi palaikyti, išpaustinau pirmąjį tekstą LinkedIne. LinkedInas yra tokia Facebookas profesionalams, tarkim taip. Ir sulaukiau kažkokios reakcijos ir galvojau, dabar jau bus darbo. Bet darbo vis dar nebuvo, nes to nepakako. Tai pirmasis iššūkis turbūt buvo susidurti su ta realybė, kad tol, kol aš neturiu jokio matomumo socialiniuose tinkluose, aš realiai ir esu nežinoma. Realiai niekas manęs ir nesamdė, kadangi įdomus dalykas buvo tai, kad tuo metu buvo labai populiarios įvairiausios freelancerių, tai yra laisvai samdomų specialistų grupės. Tačiau ten atrodydavo, kad ten vyksta bado žaidynės dėl labai menkai apmokamų
darbų ir aš supratau, kad aš neturiu tiek resursų sėdėti ir stebėti tuos skelbimus, savo siuntinėti atliktus darbus tiem žmonėms ir tada laukti ir tada nesulaukti jokio atsakymo. Tai supratau, kad laikas imti reikalus į savo rankas. Tai ir vienas iš dalykų, ką aš pradėjau daryti, ką supratau, kad turbūt reikia keisti požiūrį, reikia keisti kažkaip tai mąstymą, tai ėmiau ieškoti savo mieste, nes pagalvojau, pradėsiu lokaliai, savo mieste reklamos agentūrų. Ir kaip tik mano akiratin pakliuvo nedidelė, neseniai susikūrus reklamos agentūra, kuri tuo metu atrodė labai skirtingai komunikavo, lyginant su visais kitais tam pačiam LinkedIn, nes LinkedIn atrodė, kad visi tik tai profesionaliai, tvarkingai rašo tekstus, džiaugiasi pergalėmis ir sterilus tas turinys atrodė LinkedIn tuo metu. O toji agentūra atrodė, kad eina šiek tiek prieš srovę ir aš pagalvojau, galbūt verta pamėginti su jais susisiekti. Aš jiems parašiau, paklausiau, gal jums reikia anglakalbės tekstų kūrėjos. Ir jie pasakė, šiuo metu anglakalbės nereikia, bet gal nori pamėginti su lietuviškais tekstais. Atsiuntė užduotį. Aš tą užduotį supratau, kad labai smagiai ir lengvai padariau, nusiunčiau jiems tiko ir mes labai fainiai, labai smagiai bendradarbiavom daugiau nei metus. Po to jie nusprendė jau pilnu etatu ieškoti kūrybininko jau savo agentūrai grinai, tai aš supratau, kad man ta laisvė rinktis labai labai patiko, kai pradėjau freelancingą, būtent tą laisvai samdomą darbą. Ta galimybė pačiai dėliotis, kokia atrodys ta mano darbo diena. Tai turbūt kitiems, kurie galvoja apie laisvai samdomą darbą, siūlyčiau truputėlį taip atsitraukti nuo savęs ir pagalvoti, ar tikrai jausies patogiai pats dėliodamas savo dienotvarkę, nes niekas neateis ir nepasakys, oi, eik dirb, ar jau pati atlikai projektą. Viską dėliosies pats, tai reiškia, kad tuo pačiu turėsi ne vien tik tai, kaip aš tekstų rašytojo vaidmenį, tuo pačiu savo būsi projektų vadovas, marketingistas, buhalteris, treneris, cheerleader, žodžiu, milijonas vaidmenų tampa tavo. Ir ta diena, kaip jie atrodys, priklauso vien tik nuo tavęs. Iš vienos pusės tai gali išlaisvinti, nes žmogus gali susidėlioti taip, kaip jam faina ir patogu, bet iš kitos pusės, neturint disciplinos vidinės šiek tiek, dalykai gali labai greitai apkarsti. Tai turbūt, kalbant apie tuos iššūkius, tai pagalvoti, ar aš esu pasiruošęs ir ar turiu pakankamai vidinės motyvacijos, kažkokią turėti savo discipliną, dienotvarkę ir jos laikytis. O gal turi kokį patarimą, kaip pavyzdžiui, nežinau, kaip tu tą discipliną, kaip tu laikaisi, kokį planą kurti, ar nežinau, tiesiog patarimą, kaip sukurti tą savo dienotvarkę ir tą balansą galbūt, nes, pavyzdžiui, aš irgi kažkiek dirbu savo, tai neretai būna, kad tiesiog ilgainiui sumaišau dieną su naktim ir tas balansas visiškai iškrenta. Tai gal yra kokių patarimų trumpai? Čia yra labai rimtas iššūkis ir sutinku, kad ne veltui kiti sako, kad freelanceriai arba laisvai samdomi žmonės dirba 24 valandas per parą. Tai kas man padeda, tai yra tas laiko nusimatymas. Pavyzdžiui, aš nusimatau, kad aš dirbsiu nuo 10 valandos ryto iki 2 popiet, o paskui jau mano laikas. Būna kartais, kad būnu pasiekiama savo užsakovams, ten tarkime per Slack, ten tą jų, kaip tai pavadinti, komunikacinę platformą, per kurią jie gali mane pasiekti, jeigu kartais tikrai kažkas skubaus būtų. Bet jau prieš sutardama dirbti su kažkokiu klientu, aš iš anksto irgi perspėju, kad mano darbo valandos yra tokios. Ir jie gali pasakyti, mes įsivaizduojam, kad mums reikia daugiau, tai tuomet ačiū nereikia. Bet kiek aš šnekėdavausi su kitais klientais, jiems labai tikdavo viskas, jo labiau, kad dirbu kokybiškai ir tai, kad atrodo iš pirmo žvilgsnio darbo valandų yra nedaug, bet jos yra tokios
hiperfokusuotos, ta prasme, super koncentruotos. Aš tuomet padarau geriausius savo darbus, būtent per tą nusimatytą laiką. Tai man padeda Google kalendorius. Tai kaip iš nemokamų tokių įrankių, aš jį nuolatos turiu atsidarius viename iš tų skyrelių savo naršyklėje. Aišku, tenai yra dar kokie 50 kitų tų vadamųjų tepsų, bet Google kalendorius yra pasiekiamas ir padeda truputėlį tą dieną suvaldyti, nes tikrai yra labai lengva, ypač dirbant pačiam vienam, dirbant savo, sumaišyti ir tas dienas, ir naktis, ir to laisvalokio nebeturėti, bet nusimačius iš anksto, kiek aš noriu ir galiu kokybiškai dirbti, man labai padėjo. Labai šiaip geros įžvalgos. Ir dar pabaigai norėčiau galbūt paklausti, kokiu bendrai įgūdžių reikėtų jaunimui išieškoti savyje, svarstant šitą būtent copywriterio arba tekstų rašytojo karjeros pusę. Ir apskritai gal turite kokių tikslinių patarimų būsimiems copywriteriams, kad tiesiog, visgi mes esam žmonės įkalinti savo baubuose ir, kaip sakoma, netoks velnias baisus, kokį jį piešia. Tai... Turbūt vienas iš pagrindinių dalykų, viena iš savybių, kuri tikrai padeda dirbant tokį kūrybinį darbą ir apskritai ne vien tik tai tekstų rašyme, bet tarkim, turbūt ir grafiniam dizaine, tai yra domėtis kuo įvairesnėm sferom. Turėti pažįstamų iš skirtingų sferų, iš visai nesusijusių sferų, skaityti dalykus, kalbant jeigu apie tekstų kūrėjo kelią, tai skaityti netgi ir tokią literatūrą ar tokius leidinius, kurių šiaip nepaimtum, nepasikeltum ir ne. Tiesiog tam, kad susipažintum, kad kuo daugiau suvartoti turinio. Ir kaip tai padeda darbe, taip pamatai pats kaip profesionalas, kaip tu nori rašyti, kaip tau faina yra rašyti, kaip tu tikrai bent jau šiame etape, tarkim, nenorėtum rašyti, bet kas tau faina, koks yra pulsas, kas vyksta, kokios tendencijos yra tą palaikyti pulsą, domėtis, pop kultūrą, tais pačiais tiktokais ir panašiai. Žinoma, edukaciniais tikslais, o ne ištisai ten sėdėti visą dieną. Tiesiog tokį pamatyti, kuo gyvena žmonės, nes būtent tai ir padeda kurti paveikiausius tekstus. Plus tai padeda susipažinti su skirtingomis auditorijomis, nes vėlgi dirbant su tekstais, skirtingos įmonės turi skirtingas tikslinės auditorijas. Tai vėlgi pamatyti, kuo žmonės gyvena iš skirtingų sferų, irgi visada yra labai labai naudinga. Tiesiog domėtis, skaityti, vartoti turinio, bet tuo pačiu pasiimti iš jo ne vien tik tai smagiai praleisti laiką, bet pasiimti kažkokių įžvalgų savo, kurias galėsi paskui perkelti į savo darbą. Ten, tarkime, kuriant tekstus, pamatai kažkokį fainą šūkį, pagalvoji, jeigu žodžius šita mintis patinka, galima kažkaip perstumdyti ir galbūt visai pritaikyti kokiam nors verslui, kuris šiaip labai nuobodžiai, pavyzdžiui, komunikuoja toje pačioje socialinėje medijoje. Ieškoti išskirtinumo, ieškoti, kaip galima dar įdomiau, dar paveikiau rašyti tuos tekstus. Tai vienas iš tų tokių dalykų, kad aš asmeniškai turiu savo tokį vordą, kur visą laiką random būna, kad ar Instagrame, ar kur nors straipsnė pamatau kažką ir visą laiką ten numetu ir pas mane ten chaosas, bet kai trūksta to kažko, tikrai visada yra kur paieškoti, kur rasti. Taip. Tai manau irgi viena būtų iš idėjų. Tai kadangi šitas podcastas yra kiek apie skaitmenizaciją ir apie skaitmeninį amžių ir verslą būtent skaitmeninėje erdvėje, aš norėčiau paklausti, pastaruoju metu, pastarais kelis metus, labai išpopuliarėjo visokie dirbtinio intelekto įrankiai. Ar tas netrukdo? Ta prasme, nes man asmeniškai atrodo, kad tas galbūt net gali pakeisti ilgainiui. Ta prasme, kaip tas iš vidinės virtuvės pusės atrodo? Pirminė mano reakcija buvo tik, neslėpsiu, išgąstis, nes, dirbtinis intelektas nemiega, jam nereikia kavos, jisai gali pažerti idėjų per sekundės. Tai kai pamačiau, kad dirbtinis intelektas geba kurti tekstus, buvo labai daug baimės, tokio netikrumo, galvoju, velniava, pakeis mane tikrai. Tačiau su laiku, kuo toliau, pastebėjau, kad tas pats dirbtinis intelektas geba kurti taisyklingus tekstus, tačiau galbūt mano akis labai gerai ištreniruota, aš matau, kuriuos tekstus kūrė dirbtinis intelektas.
Tai jeigu anksčiau tas pats LinkedInas skambėdavo labai steriliai dėl to, kad žmonės tokius šabloninius tekstus pliekdavo jame, tai dabar dirbtinis intelektas praktiškai grąžina LinkedIną į tuos senus laikus, kai tie tekstai buvo be emocijų, pilni kažkokių šabloninių frazių, pilni tokio patoso, kuris skamba labai dirbtinai. Tai įmonėms ar tarkim žmonėms, kuriems tai netrukdo, tebūnie, tai yra tikrai geras įrankis, kuris smarkiai taupo laiko. Tačiau iš kūrybininko pusės aš sakyčiau, kad trūksta dar labai smarkiai dirbtinio intelekto emocijos, nes tai yra vis tiek algoritmai, tai yra žmonių sukurtas įrankis, bet jisai kol kas bent jau mačiau įvairiausius hekus ir panašiai, kurie ten siūlo, įvesk šitą į ten ChatGPT ir jisai tavo tekstą sužmogins dar labiau. Ir nei velnio, vis tiek matosi. Ir tiesiog aš galvoju, tai yra dabar toksai, fainas, blizgantis, spinintis žaisliukas, bet su laiku aš tikiu, kad tie, kurie vertina kūrybą, kurie vertina, tarkim, patirtį kiekvieno rašytojo individualią, ar ten tą smegenų turinį, kiek ten prigeneruoja per tuos metus, tie ir kreipsis toliau į kūrybininkus, nes, aš pati kartais naudoju dirbtinį intelektą idėjų generavimui, bet labai dažnu atveju 80% tų idėjų būna tokios, švelniai tariant, netinkamos. Tačiau padeda kartais pačią mane užvesti ant kelio ir matau, ką galiu padaryti geriau. Aš tai asmeniškai sakyčiau, kad galbūt ne tiek idėjų generavimui, kiek galbūt skirtingų minčių sudėliojimų galėtų padėti, kai būna tiesiog per daug tų idėjų ir reikia to planelio, pagal kurį vėliau galima gražiai Sutinku, kaip asistentas, bet kol kas kaip kūrybininkas dirbtinis intelektas, man atrodo, dar turėtų paaugti. O kitas dalykas, kurį sužinojau konferencijų ne per seniausiai, kad dirbtinio intelekto tas progresas yra šiek tiek sustojęs, ta prasme pasiekęs tokį, nes šovė į viršų tas jo progresas ir dabar jis yra pasiekęs tą tokį etapą, kuris, nelabai ką dar gali pasiūlyti daugiau. Kiek aš žinau, tai jis pasiūlyti gali, bet yra su kontroliavimu ir su saugumo problemos, dėl to patys žmonės pristabdo, gal ir gerai, nes tiesiog pernelyg daug pokyčių, pernelyg greitai ir galbūt mums patiems, kaip visgi mes žmonės, reikia šiek tiek priprasti prie viso to ir išmokti naudoti savo ir savo darbe. Tiesa. Tai tiems, kuriems reikia etinių paslaugų, tai siūlau ir kreiptis į realius žmonės, tikrai bus daug smagiau ir fainiau. Ir rezultatas, manau, bus daug šiltesnis ir žmogiškesnis. Nuo to dirbtinis intelektas dar, nelabai dar gali pasiūlyti. Taigi minėjote apie darbą su klientais ir būtent klientų paiešką. Tai aš norėčiau paliesti vieną tokį niuansą ir tokią jautresnę temą kaip kainos ir minėjot, kad yra skirtingų kainų lygių klientų. Tai kokie tie niuansai ir apskritai kaip rasti galbūt mokesnių klientų ir... Taip, vienas iš būdų, kuris padėjo pasiskaičiuoti savo vidutinį atlygį už, tarkim, kažkokį tai projektą, buvo tiesiog pasiimti Lietuvoje dabar šiuo metu esantį vidutinį atlyginimą, padalinti iš 20 dienų ir pasiskaičiuoti, kiek kainuoja samdomo darbuotojo viena diena. Prie tos kainos pridėti dar minimum 50%, tai yra dalykai kaip mokesčiai įvairiausi, sodrai mokesčiai ir tiesiog prisidėti tokį gerus 50% prie to ir dar papildomai prisimesti apie 30% savo sąnaudoms, tai yra, ten automobilio ar kompiuterio nusidėvėjimo ir panašiai. Tai čia vienas iš tokių grubesnių formulių, kurias ne per seniausiai pamačiau ir supratau, kad ji tikrai labai logiška, nes samdydami freelanceriai žmonės kartais klaidingai galvoja, kad freelanceris yra tas pats, kas samdomas darbuotojas. Nei velnė. Mes patys mokame savo mokesčius ir norime dirbti skaidriai. Tai dėl to mūsų valandinis ar, tarkim, projektinis užmokestis bus didesnis nei kad pilnu etatu dirbančių žmonių. Tai labai siūlau visiems nenusipiginti, nes tie žmonės, kurie nori pigaus darbo, paprastai daugiausia kabinėjasi. Čia yra patikrinta praktiškai ir nebe. Ta prasme, taip, pačioje pradžioje galima pigiau siūlyti savo paslaugas, bet
kuo greičiau pildykit portfolio su savo svajonių projektais, kuo greičiau tą padarysite, tuo greičiau pritrauksite mokių užsakovų, kurie, nesikabinės prie kiekvieno žodžio. Atsakant klausimą, kur rasti tų mokių klientų, aš užsiminiau apie tą patį LinkedIn, aš sakyčiau, nemažai žmonių visai sėkmingai randa užsakovų tam pačiam Facebook'e. Man labiau sekasi LinkedIn, nes tenai ta rinka galbūt, ne tik kad rinka, bet ir pats platforma dar nėra persisotinusi to turinio ir lengviau yra išsiskirti iš minios. Tai tarkim, savo tekstuose, ką keliu į LinkedIn, jie būna tokie, nelabai filtruoti. Kai kuriems galbūt gali atrodyti, kad nelabai profesionalus, bet tai yra būdas man atskleisti save kaip asmenybę ir tuo pačiu šiek tiek parodyti, ko būsimi galimi užsakovai gali tikėtis. Ir stebėtinai sulaukia dėmesio, net kai įkėliau nuotrauką, kurie mano prakaituotos pažastys matos. Toksai, ne visi drįsta taip apie save kalbėti, o man tas atrodo faina. Aš jaučiuosi gerai savo kailyje ir aš noriu pritraukti būtent ir užsakovus, kurie jaučiasi gerai su savo produktu, savo brandu ir tiesiog, iš to ir gimsta patys fainiausi dalykai, iš autentiškumo. Tarp kitko, viena maža pastaba galbūt nelabai į temą, bet esu skaičius kažkur, kad žmonės kaip tik jaučia didesnę simpatiją netobulumui. Nes mes dabar kaip tik bandom iššlifuoti save viešojo erdvėje iki blizgesio, bet netgi, kai būna viešoji kalba ar kažką, kad netgi, mes tušinuką, kad ir tyčia geresnis būdas užmegzti ryšį su žmonėm, negu būti tam tobulam. Nes tobulumas vargina, nuolatos atrodyti tobulai, kalbėti tobulai, tai sunkiai įmanoma. Dirbtinis intelektas tą puikiai sugeba, bet mes esam žmonės. Kaip dirbtinis intelektas irgi haliucinacijas savo pateikia, kas vėlgi žmonės dažnai pernelyg jo pasitikė galbūt, netikrina 10 kartų, nes jis yra kompiuteris, jis yra protingesnis, bet tačiau, taip sakant. Tikrai taip. Tai autentiškumas. Siūlau paieškoti būtent savo patogaus būdo kalbėti apie save. Tai tarkim, man faina kelti savo tekstus į LinkedIn, kartais į Facebooką įkeliu, bet kažkaip pastebėjau, kad geriausiai jaučiuosi būtent pasakodama apie save ar ten savo gyvenimą būtent LinkedIn socialiniam tinkle. Tai tokį rasti, kas tau artima, kur tu jautiesi gerai ir tokį formatą. Galbūt, pavyzdžiui, po šito podcast'o aš keliausiu dar 5 podcast'us, nes kalbėti apie save tokiu būdu irgi yra faina. Tai atrasti būdą, galbūt kitiems padeda ten reelsų kūrimas Instagram'e, galbūt kažkokie video, galbūt kažkokių patarimų, infografikų kūrimas. Tiesiog raskit žmonės tą formatą ir parodykit save, neslėpkit savęs, nes būtent iš to ir kuriamas tas ryšys tiek su būsimais klientais, tiek su auditorija.